klausimas yra, kiek metų esate šios mokyklos direktorius? Rugpjūčio mėnesį bus 15 metų. Tikrai ilgas laiko tarpas. Tada antrasis klausimas, ar labai pasikeitė mokyklą jums pradėjus dirbti? Nežinau, dėl to, kad ne manęs reikia klausti tokio klausimo. Kai atėjau, tai buvo mokykla su mediniais langais, buvo langai visuose koridoriuose, buvo šalta, o dabar pakeisti langai, dalis langų užmūryta, sutvarkytos paradinės durys, sutvarkyta aktų salė, šiek tiek aptvarkyta sporto salė, va ir šiandien pakabinsim švieslentę. Galėsit per kokias krepšinio varžybas jau rezultatą kitaip matyti. Va, tai po truputį viskas juda, jau kai aš atėjau dirbti, tai mokykloje buvo 2 kompiuteriai, šiandien 120 kompiuterių. Tai va, jum ir spręst pasikeitė ar nepasikeitė. Apie multimedijos aparatą niekas tada nežinojo, nesuprato, kaip jis atrodo, nei ką su juo reikia daryti, tai jau dabar kiekvienam kabinete kabo. Kas patinka šioje mokykloje jums? Kas patinka? Mokytojai, vaikai, aplinka jauki. O ko ši mokykla yra išskirtinė iš kitų mokyklų, tarkim? Man atrodo, kad išsiskiriam tuo, kad esam draugiški, tiek mokytojai, tiek mokiniai tarpusavyje. Kaip bežiūrėsi, dėl to, kad labai įdomių vaikų turim, dėl to, kad vaikus su judėjimo negalia mokom, ko kiti nemoko, dėl to, kad yra projektinės dienos, kaip šiandien, nes daugiau jų niekur nėra, tokių kaip mes darom. Va, tai tuo mes ir skiriamės. Ar galėtumėte trumpai papasakoti apie mokyklos renginius ir tradicijas? Aš tai galvoju, kad didžiausia mūsų tradicija, ko gero, tokia gražiai susiformavusi, tai yra metų švyturys ir metų švyturiukas, kada tikrai stengiamės pamatyti visus mokinius, kurie labiausiai nusipelnė mokyklai. O tradicinės naujų metų ar Velykų, ar morės deginimas per užgavėnes, tai yra tas, tradicinis kaip ir visur kitur vyksta, bet mes vis kažkaip stengiamės ir mums nelabai pavyksta, bet tikiuosi, kad pavyks Švento Martyno šventę padaryti, tik tiek, kad jie visada sutampa su rudeninėm mokinių atostogom, tai kažkaip, bet gal dėl to ir nepavyksta mums padaryti. Čia dabar turiu tokį kaip istorinį klausimą. Ar galite tiesiog priminti, kaip vadinasi mokykla anksčiau, prieš Martyno Mažvydo progimnaziją? Kol nebuvo Martyno Mažvydo vardo mokykla, vadinosi 19-oji vidurinė mokykla. O Martyno Mažvydo vardą jį gavo jau iki manęs, aš atėjau jau į Martyno Mažvydo mokyklą. O kokia yra jūsų ateities vizija šioje mokykloje? Ateities vizija, kadangi mes esam 1-8 klasių mokykla, tai tokia ilgai ir liksim, nes švietimo įstatymas taip reglamentuoja. Bet ateityje, galbūt ir kitais metais, galvojam, kad atsiras robotų būrelis bent jau pradiniam klasėm. Tai, o po to žiūrėsim, jeigu pavyks, tai tų robotų užsiėmimus su robotais plėsim toliau. Ir ko palinkėtumėt šiai mokyklai? Oi, linksmų vaikų, gerai besimokančių, gerų mokytojų ir kad tų vaikų netrūktų. Dėkojame labai už atsakymą. Prašom. Tada kaip ir jūs? Ir taigi, pirmas klausimas, ar labai pasikeitė mokykla, kai jūs pradėjote dirbti? Pradėjau prieš 30 metų su viršum. Tais laikais dar buvo 11 klasių. Aišku, šiais vaikai daugiau norėjo sportuoti negu dabar. Bet palyginus pagal drausmę ir pagal vaikų nusteikimą pamokoms ir panašiai, aš skaitau, kad visai neblogai dabar stovi. O pati mokykla, pati išvaizda jos? Išvaizda mokykla pagražėjo, aišku, ypač iš vidaus. Sienas ir viskas. Dar 2 reporteriai. Paskui palaukit dabar, ateisit vėliau. Jie irgi klausimą. Antras klausimas, ar patinka dirbti šioje mokykloje? Kaip jūs galvojat, jeigu dirbu, tai reiškia patinka.
kai nebepatinka, tada ir nebedirbi. O jaučiate malonumą, tarkim, ar tikrai norite eiti į darbą, ar tiesiog einate, kad eiti į darbą? Ne, Žilvinai. Jaučiu malonumą su jaunimu dirbant, tai galvoju, kad ir pats dar jaunas esi. Ir tada trečiasis klausimas, ko mūsų mokykla išsiskiria iš kitų mokyklų? Jūsų man. Čia sportinė prasme? Nu taip, sportinė, tai turiu dar tada... Arba nebūtinai, arba išorė, nu, jūsų nuomonė. Kaip pasakyti. Nu nežinau, Mažvydas yra Mažvydas mieste. Visi už tą mokyklą aš skaitau, kad jūs taip pat. Ir aš skaitau, kad labai geras mokytojų kolektyvas ir kad ir mokiniai neprasti yra. Ypač šiais metais aštuntokai labai geri. Ko anksčiau nebūdavo. Būdavo labai daug problemų su 8 klasėm. Bet jaučiu, kad kitais metais bus problemų. O šiais metais tikrai nėra ir vaikai drausmingi, geri ir malonu dirbti mokykloje. Dėkojame labai už atsakymus. Ačiū. Taigi, dabar norėtume jūsų paklausti. Žinome, kad jūs pradėjote neseniai dirbti šioje mūsų mokykloje. Ir mūsų pirmasis klausimas, koks būtų pirmasis įspūdis, kai pradėjote dirbti šioje mokykloje? Nors aš pradėjau dirbti nesenai, bet atlikinėjau kelias praktikas. Jau praktikų metu įspūdis buvo susiformavęs labai teigiamas, nes atmosfera mokykloje vyrauja labai šilta. Patyčios vyksta, jeigu ir vyksta, tai tik minimaliai, vaikai draugiški, mokytojai taip pat. Ar patinka dirbti šioje mokykloje? Jeigu nepatiktų, nedirbčiau. O tai tarkim, ar jums patinka tai dirbti, ar jūs tiesiog einat, kad eiti į darbą? Ne, aš tai mokiausi, to siekiau ir man patinka tai dirbti. O gal žinote, kuo mūsų mokykla išsiskiria iš kitų mokyklų, tarkim? Išsiskiria tuo, nes yra integruoti neįgalūs vaikai, tam yra pritaikytos patalpos, mokykla, turime asistentų, turime labai aktyvų mokinių parlamentą, o to išsiskiriame. Ir dar norėtume paklausti, kokie jūsų yra ateities planai, ateities vizija? Mūsų mokyklos. Ypatingai dirbti su mokinių parlamentu, nes matau, kad jie labai aktyvūs, rengti įvairius renginius, garsinti mūsų mokyklą įvairiausiais darbais, tai žygdarbiais. Ačiū labai už atsakymus. Nėra už ką. Taigi, ar patinka tu mokytis šioje mokykloje? Taip, man patinka mokytis šioje mokykloje, nes čia yra draugiška atmosfera, puikus mokytojai, taip pat puikios mokymas sąlygas ir skanus maistas. Ką norėtum, kad mokykla patobulintų šioje mokykloje, ką nors ar pakeistų? Turbūt norėčiau, kad mokykla dar įrengtų vieną poilsio kampelį, o viskas kitas yra gerai. Kaip manai, ko išsiskiria mūsų mokykla iš kitų mokyklų? Visų pirma, norėčiau paminėti, kad mūsų mokykloje mokinasi neįgalieji vaikai ir mūsų mokyklos bendruomenė yra tolerantiška jiems, o tai yra iš tikrųjų didžiulis pliusas. Taip pat norėčiau, kaip sakoma, pasigirti, kad mūsų mokykla turi aukštų sporto pasiekimų, taip pat ir turi gerų pasiekimų moksle.